yra maisto, yra video, kuris būna žiūrimas ir tiesiog aptariat dalykus, kurie buvo pasakyti video. Tai toks labai paprastas, bet taip pat labai labai svarbus renginys su ekspertais ir kitais žmonėm besidalinančiais informaciją. Tai tikrai kviečiu pakviesti draugus. Tai tikrai ateikit, nuo gegužės 8 galit prisiregistruoti Starting Point prie to stalo. Kitas dalykas, kitas sekmadienis. Kitą sekmadienį turim vaikų laiminimą. Balandžio 28 dieną per pirmas pamaldas. Taigi tėveliai, atveskit savo vaikus ir mes kaip bendruomenė turim didelę nuostabią galimybę susirinkti aplink tuos jauniausius mūsų bažnyčios narius, mažuosius ir juos palaiminti šeimas. Tai kaip bažnyčia mes norim paremti, palaikyti šeimas, padėti joms augti ir taip pat auginti jų vaikus santykėje su Dievu. Taigi pirmosios pamaldos kitą sekmadienį. Pasižymėkit kalendoriuose, bus nuostabu. Jeigu norėtumėte užsiregistruoti, taip pat prieikit prie Starting Point'o. Jau keletas žmonių užsiregistravo, tai tikrai bus nuostabi šventė. Ir paskutinis skelbimas, tai yra tėvelių naktis vakaras. Kitą sekmadienį taip pat 5:30. Tai bus toks ypatingas vakaras tiems, kurie augina vaikus šių dienų pasaulyje. Mes kalbėsim apie tai, kaip balansuoti pervargimą. Yra čia pervargusi. Emocinį saugumą ir poilsio ritmus. Tai kitą sekmadienį, jeigu jūs esat tėvas, nesvarbu kiek jūsų vaikams metų, tikrai ateikit, bus jūsų vaikais pasirūpinta, jeigu to reikia, tai ateikit kitą sekmadienį. O dabar keliaujant prie paaukojimų, keletą tokių minčių turiu apie tai. Tai pirmiausia, davimas, aukojimas, tai yra mūsų prioritetų atspindys. Kai mes duodam, dalinamės, tai parodo, kur mūsų prioritetai stovi, kas mums svarbu. Ir nėra tai tik apie tą patį davimo veiksmą, bet taip pat apie tai, ką mes esam pasiryžę atiduoti, atiduoti tiesiog, tai parodo mūsų prioritetus. Ir Jėzus sakė, kur jūsų turtas, ten jūsų širdis. Tai labai svarbu. Tai kur jūsų širdis? Ar jūsų širdis yra toje pačioje vietoje, kur ir Dievo prioritetai, karalystės prioritetai? Ir kitas dalykas, tai kad davimas yra privilegija. Tai yra privilegija duoti. Mes turim galimybę dalyvauti kažkame didesnėme, negu mes patys, kai mes dalinamės. Mes palaikom kažką didesnio. Ir šioje bažnyčioje, kai mes duodam, tai nėra tik tai susimokėti už elektrą ir kitas sąskaitas, bet mes taip pat laiminam bendruomenę aplink mus. Yra žmonių, kurie ateina į Alfa kursą, net ir dabar, kiekvieną savaitę. Santuokos kursas prasideda, bus taip pat daugiau kitokių renginių vykstančių. Ir tai yra būdas, kaip mes galim palaiminti tuos žmonės, kurie dalyvauja. Mes mokam už jų maistą ir kitus dalykus, tai tikrai... Tai mes tikrai turim galimybę dalintis ir duoti. Tai yra privilegija. Ir paskutinis dalykas, davimas yra palaiminimas. Apaštalų darbuose sako, prisiminkit Jėzaus žodžius, kuriuos jis sakė, yra palaiminčiau duoti negu gauti. Tai kai mes duodam, tai yra dvasinis palaiminimas. Tai yra kažkas didesnio tame veiksme. Dievas siunčia savo palaiminimą tau taip pat, kai tu duodi. Tai praturtina tavo gyvenimą, kai duodi. Atsiranda toks naujas
prasmės jausmas, kai duodi. Tiesiog yra palaiminčiau duoti negu gauti. Jeigu esi davęs, tikrai žinai. Jeigu gauni galimybę būti palaiminimu kito gyvenime, tai yra nuostabu tau taip pat. Dievas laimina ir tave. Yra keletas būdų duoti, kaip visada. Tai čia matom QR kodą, kur galite nuskanuoti. Tai labai paprasta savo telefone, bet taip pat galima ir grynaisiais, turim dėžučių salės gale. Pasimelskim. Jėzau, ačiū tau labai už tavo buvimą čia šiandien. Ačiū už galimybę ir privilegiją aukoti ir dalyvauti tavo tarnystėje. Dėkojam tau už palaiminimus, dėkojam Dieve tau už tai, kad sutvarkai mūsų prioritetus. Mes melčiamės, kad mūsų širdis ir akis būtų į tave nukreiptos ir kad tu mums kalbėtum šiandieną per savo žodį ir per pastorių Luką, kai jisai dalinasi Jėzus vardu. Amen. Labas rytas. Ar visi šiandien gyvi ir gerai jaučiasi? Įsivaizduokit bažnyčią tokią turtingą gailestingumo. Noriu tik pasimelsti prieš tai. Yra daug klausimų apie tai, kas vyksta su mūsų kraustymosi klausimais. Mūsų kontraktas baigėsi gegužės 24 dieną, bet mes galim taip pat jį pratęsti. Bet ir nenorėtumėm to daryti, jeigu ir mums tai nebūtina. Mes tikrai norim išsikraustyti į kitą vietą, bet šiuo metu, kaip tai atrodo, tai tikriausiai, kad mes galbūt tęsim sutartį su šitą vietą iki birželio ir galbūt šiek tiek ir į Liepos mėnesį įeis mūsų gyvenimas šioje vietoje. Daug vyksta visokių dalykų bažnyčiai šią vasarą, tai žiūrim ir į praktinę pusę, bet tikrai norim prašyti maldos. Būkite pasiruošę savo mintise ir širdyje. Mes organizuosim tokius ypatingus aukojimus, kad galėtumėm surinkti pinigų tai naujai vietai paruošti. Gal reikės pirkti kažkokių dalykų, įrangos ir panašiai. Tai tikrai nebus lengvas etapas. Viskas labai brangu. Tai įvairių vietų, kai kurios per didelės, kai kurios per mažos, kai kurios vietos mūsų nepriima dėl to, kad esam bažnyčia. Tai mes tikrai ieškom, laukiam. Yra vietų, kurios yra per toli, ne toj vietoj šalies ir panašiai. Tai norim tikrai surasti geriausią vietą, kur visi galėtumėm susirinkti kaip viena grupė, o tada jau keliauti į bažnyčios statymą kitur, kad galėtumėm auginti naujų bažnyčių iš mūsų grupės. Gal galvoju, pastoriui Lukai, baisoka šiek tiek, bet tikrai mes kalbam apie tokį 2 metų planą. Mūsų tokia ilgalaikė vizija yra, kad mes surinktumėm apie 250 žmonių čia ir tiek. Ir čia ir pasiliktumėm, o visos kitos bažnyčios, visi kiti žmonės keliautų toliau ir statytų naujas bažnyčias. Kad nebūtų kažkoks smagus kultūrinis klubas. Mes visada norim būti nukreipę savo žvilgsnius į išorę. Kaip mes tada augam kaip individai, tai mes darom grupelėse. Ir jeigu nesi dar grupelėje, tai tikrai labai raginu. Tai visi grupelių vadovai, pakelkit rankas. Yra įvairiose vietose. Jeigu matai kažką, kas yra su pakelta ranka, ateik ir pakalbėk su tuo žmogum, kas pakėlęs rankas, tikrai yra vietos.
Emmanuel tikrai padaugins savo grupelę, nes jų tiek daug. Tikrai turi būti turbūt grupelių dauginimo. Visi turėtume priklausyti grupeliai, dėl to, kad būtent ten mes statom santykius ir tokius gilesnius santykius. Ir žinau, kad gyvenimas tikrai yra pilnas įvairių dalykų ir chaotiškas, bet tai labai svarbu yra. Ir mes, mūsų grupelės yra skirtingose vietose miesto, bet kad būtų arčiau jūsų namų ar darbo. Bet visi, kurie prisijungia prie grupelės, gali turbūt pasakyti taip, kad tai yra tikrai nuostabu. Tai nėra mes ir jie, bet tai yra ta vieta, kur visi gali ateiti. Ir tikrai noriu pasakyti, kad jeigu jūs nepriklausot grupeliai, tai jūs esat kažkokia B komanda arba ekstra žmonės bažnyčiai, tikrai ne. Bet raginam jūs prisijungti ir padaryti tai savo prioritetu, nes tikrai nesigailėsit. Nesigailėsit, ar ne? Mes norim būti žmonės, kurie yra neįžeidžiami. Yra tam tikrų tikslų mūsų bažnyčių, kuriuos mes turim, ir tam tikrų kertinių dalykų. Yra tokių tikslų, kuriuos galim greitai pasiekti, bet yra tokių tikslų, kurie yra ilgalaikiai. Mes šį savaitgalį važiavom į mašinų parodą Rygoj. Ir aš sakau, kiek greit aš galėčiau padaryti 12 prisitraukimų. Manęs klausia, o kiek tu gali dabar padaryti? Ir aš sakiau, negaliu. Bet tai labai sudėtingas tikslas padaryti tos 12 prisitraukimų ir tai yra tikrai ilgalaikis tikslas. Ir aš žiūriu kitus vyrukus, kurie taip lengvai daro šitos dalykus. Tai aš kai ką supratau, kad jeigu aš pradėsiu eiti į sporto salę ir padarysiu tai savo įpročiu ir aš galėsiu pradėti tuos prisitraukimus daryti greitai, ar ne? Vienas iš tų tikslų, kuriuos mes turim kaip bažnyčia, tai yra žmonės, kad būtumėm žmonės, kurių negalima įžeisti. Žinot, ką tai reiškia? Gal vakariečių kultūrai, iš kurios aš atvažiavau, tai yra tokia labai, labai karšta tema, visi dėl visko įsižeidžia. Turim memus ir reelsus apie moteris Karen arba vyrukus Kevinus. Tai yra tie žmonės, kurie įsižeidžia dėl visko, apie maistą, apie vaikus, dėl vaikų savo. Tu turi moteriškės, kurios sako, kaip tu gali sau leisti mano vištienos neiškepti taip. Tai turim mes tokį mentalitetą dėl įsižeidimo ir dėl supykimo, dėl tokių paprastų dalykų. Bet įsivaizduokit bažnyčią, kurioje tiek daug gailestingumo, kad mes galėtumėm atidaryti savo tuos ratus tiems žmonėms, kurie kažkada buvo nepažįstami ir žiūrėti, ką Dievo meilė ir priėmimas gali duoti. Tai yra mūsų tas ilgalaikis tikslas, bet taip pat yra tai, ką mes praktikuojam. Mes nuolatos praktikuojam tą atvirumą žmonėms, kurie įeina pro šitas duris ir taip pat atvirumą žmonėms, kuriuos mes sutinkam kiekvieną dieną. Atviri, tai reiškia, kad mes norim dalintis Dievo meilę su kiekvienu žmogum, su kuriuo susiduriam savo dienose. Galbūt yra keli žmonės. Jėzus sako, taip laisvai kaip ir gavote, taip laisvai ir duokite. Tai nėra tik apie stebuklus. Reiškia, jūs dalinatės meilę, džiaugsmu,
atleidimu, stebuklais ir viską, ką gaunat iš Dievo, laisvai ir atiduodat aplinkui save esančiams žmonėms. Visada bus dalykų, kurie mus įžeis. Visada. BMW vairuotojai kiekvieną savaitę blizgina savo ilgosiom šviesom. Jeigu greičio limitas 90, kodėl reikia 140 lėkti? Bet aš važiuoju su minivenu ir tu man blizgini šviesas, nusiramink. Arba didelis kažkoks sunkvežimis irgi blizgina savo šviesom. Ar aš įsižeidžiu? Nežinau, gal truputį, taip, parodžiu jums pavyzdį. Aš žmogus, tai aš taip pat turiu su viskuo susidurti kiekvieną dieną, su kuriuo jūs susidurėt. Bet yra tokia smagi frazė. Nežinau, kodėl mes nenešiojam tų įsižeidimų aplinkui save, dėl to, kad jie sunkus. Įsivaizduokit save su kuprine pilna įžeidimų. Kodėl mes nevaikštom su tais įsižeidimais aplink save, dėl to, kad jie mus traukia prie žemės. Labai sunku. Išvaržą pasidarysim, jeigu mes tikrai nešiosim tuos įsižeidimus su savim. Niekas nemato pasaulio taip, kaip aš matau. Kaip jie taip drįsta. Kodėl jie negali daryti visko taip, kaip aš norėčiau. Jėzus žiūri iš tos dalykus. Biblija kalba apie įsižeidimus, net ir Senajam testamente žinot, kad pirmieji broliai buvo įsižeidę. Vienas kitą nužudė dėl pavydo. Dėl to, kad pavydėjo kito brolio dovanos. Ką? Sugrįžus į pat pradžią mes matom net kraujo praliejimą, būtent dėl įsižeidimų. Senajam testamente, jeigu tu įžeidai kažką pagal kultūrą, tu turėjai sutvarkyti šitą reikalą. Yra buvę labai griežti statymai. Bet dabar, jeigu mes įsižeidėm dėl kažko, mes esam aukos. Pavyzdžiui, aš ateinu į ligoninę Amerikoje ir aš esu savo namų šeimos galva. Aš nevaikščiu taip ir nesakau, kad aš šeimos galva. Bet aš einu į ligoninę, susižeidžiau koją, čia šitoj vietoj. Ir vienas iš pirmųjų dalykų, 3 kartus, kurios paklausė. Manęs paklausė, ar tu jautiesi saugus namie? Ir aš sakau, niekas prieš mane nesmurtauja. Bet mes tokia įsižeidėlių kultūra Amerikoje. Bet kur tik nueisi? Žmonės bando tau patarnauti ir klausia, ar tau viskas gerai? Senajam testamente, jeigu tu kažką padarai ne taip, spėkit, ką jie liepia tau daryti. Jie liepia tau sutvarkyti šitą dalyką. Jeigu tu neteisingai kažką padarai galbūt kažkam išdūrei akį. Žiauriai skamba, bet galbūt 12-mečiai berniukai žaidė su aštriais pagaliukais. Spėkit ką, jeigu kažkas Įtanui išdurto akį. Arba Įtanas, jeigu draugui išdurto akį, tai tas draugas galėtų jam išdurti akį. Akis už akį, taip? Spėkit, kas nutinka, jeigu tu pavogi. Ir kai kuriuose kultūrose vis dar taip pat yra. Spėkit, tave pagauna vagiantį ir jie nupjauna tavo ranką.
tą naudojamą ranką. Ir tada tu esi sugėdintas, nes viską turi daryti su viena ranka. Ir jeigu mes einam į Naująjį Testamentą ir matom Jėzus įstatymo išpildymą, mes matom, kad jo gyvenimas ir prisikėlimas veda mus į įstatymo išpildymą. Jeigu jūs esat prigautas už greičio viršijimą ir nupjautų jūsų kojų pirštus, tai nebegalėtumėt vaikščiot. Jeigu mano ranką nukirstų, jeigu už tai, kad nesumokėjau už stovėjimą, tai viskas, mane visas supjaustytų. Mato 5, 21, 26. Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta, nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kaip pyktis ir žmogžudystė yra tas pats. Kas sako savo broliui pusgalvį, čia tik tiesiog pavadint pusgalvį, tas turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako beprotį, tas smerktinas į pragaro ugnį. Ką? Pragaras neegzistuoja, čia tik tais išgalvota vieta, tai kodėl Jėzus tiek daug apie tai kalba. Kas sako beprotį, tas smerktinas į pragaro ugnį. Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikyti su broliu ir tik tada, sugrįžęs, aukok savo dovaną. Greitai susitark su savo ieškovu, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui. O teisėjas teismo vykdytojui ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko. Wow. Pasigilinkim. Nežudyk. O Jėzus sako, kas pyksta, taip pat yra toj pačioj vietoj. Jėzus perkelia šiek tiek į kitą lygį. Jis sako, šiek tiek atsitraukiam atgal prieš tą veiksmą, prieš veiksmą, kuris atliktas ir nukeliaukim prie širdies troškimo būti apsikartinti ir pykti. Esat kada nors tuo kovoja? Visi žino jau dabar, kad pastorius Lukas pyksta ant BMW vairuotojų. Aš vairuoju kaip senelis. Taigi pyktis, kuris užgimsta tavo širdyje ir Jėzus būtent žiūri į tai, sako, nebūkim žmonės pykstantys ant kitų, nevadinkim vienas kito bepročiais pusgalviais. Sugrįžkim kelias žingsnius atgal ir pažiūrėkim į šaknį, iš kur visą tai. Ir tiesiog neselkim tai. Jeigu mes pajaučiam, kad pyktis kyla, mes sakom, ne, Jėzus vardu, aš neselgsiu šitaip, kaip mus moko elgtis filmuose. Pirmiausia, kai kažkas supyksta, ką jie daro. Ir tada nerealistiškos kovos vyksta pusvalandį. Bet mus moko nuolatos. Išliek savo pyktį ant kito. Žvaigždžių karuose taip pat. Mums sakoma, kad mes turim pasiduoti savo pykčiui. Kodėl? Kad kai mes pasiduodam savo pykčiui, mes pasiduodam savo kūnui ir kai mes pasiduodam savo kūnui, mes įkeliam koją į šėtono karalystę. Mes išeinam iš Dievo karalystės
ir įžengiam į šėtono karalystę, kur savo širdyje mes jau įvykdėm tą nusikaltimą. Dievas sako, negeisk moters. Jis nekalba vien tik apie svetimavimą. Svetimavimas įvyksta gerokai prieš tą veiksmą. Tai yra visas tas mąstymas, tas žmogus į mane atkreipia dėmesį ir panašiai, ir tada mes galvom, kaip tai nutiko. Žinot, visi šie dalykai yra sėklos. Ir jeigu mes jų neišravėsim, tų piktžolių, tos piktžolės mus nužudys. Kaip mes nužudom piktžolės mūsų širdise, mūsų mintise, mes turim išsitraukti ir įsidėti Dievo žodį mūsų širdis, nes Dievo žodis yra aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jisai atskiria tiesą nuo melo. Ir jeigu mes pildom savo mintis, mes klausomės įvairių dalykų, kurie nešlovina Dievo, podcastų, knygų ir visų kitų dalykų, kurie pripildo mus informaciją. Mes turim būti labai atsargus, kaip mes pildom savo sielą informaciją. Kai mes skaitom, ką mes žiūrim, turim būti labai atsargus, nes visi šitie dalykai, jie sėklas mumyse. Ir iš tų sėklų dyks augalai, kurių mes nenorim. Ir užtruks daug daugiau laiko, kol mes chemikalais išpurkšim tas piktžoles ir iš tikrųjų nužudys tas piktžoles iš šaknų. Tai jeigu mes turim mintį, mes galim sustabdyti tą mintį būtent toj vietoj, kai ta mintis atsiranda. Tada sakom, pastoriau Lukai, tu pamatei gražią merginą prieinančią. Taip, bet aš nekeičiau jos. Ką tu turi omeny? Aš galiu pasirinkti mąstyti ir žiūrėti, arba nežiūrėti ir nemąstyti. Arba tu eini ir kažką scrollini ir pamatai kažką, ko neturėtų matyti. Tai gali sakyti, ir žiūrėti, arba gali sakyti ne ir išjungti. Arba kažkas kažką tau padaro darbe, pavagia tavo idėją, pavyzdžiui. Arba kažkokiu būdu tavim pasinaudoja ir pyktis sukyla. Tu esi toks piktas ir kai tu kalbėjus prodantis kažkokius žodžius. Ką darai? Tu leidi kažkam tavo viduje užvirti, ko neturėtum leisti. Tu turi atiduoti tai. Tai yra įsižeidimas. Tai yra tai, kas turi būti paleista. Labai sunku paleisti, bet mes turim tai padaryti. Jėzus sako, čia mato, jeigu turi palik savo atnašą tam prie aukuro, jeigu tavo brolis turi šitą prieš tave. Altorius tai yra, arba aukuras, tai yra pati reikšmingiausia vieta, reikšmingiausia, stipriausia situacija. Tai yra ta vieta, kai tu aukoji kažką Dievui. Pažeidžiamumo vieta, atskaitomybės vieta, atleidimo vieta, ta vieta, kur susitinki su Dievu. Tai tu esi toje situacijoje, toje vietoje, toje šventoje akimirkoje, ir tada arba šventoji dvasia, arba tiesiog prisimeni ir tada galvoji, ne. Nes kai tu aukoji auką, tai ta auka yra už nuodėmes, kurias tu įvykdei sąmoningai ir nesąmoningai. Ir kai tu aukoji auką ir tu visas tas nuodėmes lyg ir sudedi į tą gyvūną, ir parodyti Dievui, kad aš žudau tą nuodėmę, kuri yra manyje, ir kad tas gyvūno kraujas lyg ir nuplautų mane. Ir tada tu prisimeni, kad tu kažką turi prieš savo brolį arba sesę. Ir Jėzus sako, šitoje pačioje svarbiausioje vietoje palik tai. Nes šita auka nėra
tokia svarbi kaip tavo širdies pozicija. Tu turi eiti susitaikyti su savo broliu ir sese prieš padėdamas tą nešvarų auką ant mano altoriaus. Ir sako toliau, jums nereikia šitų aukojimų. Ne šitą konkrečiai vietoj, bet sako, aš esu auka už tave. Taigi pasirūpinkit savo širdies poziciją. Malonė tai yra tai, ką mes gaunam iš Dievo. Yra dvi reikšmės. Lietuviškai mes turim sinonimus, tai yra malonė. Malonė. Gal yra keletas būdų naudoti šitą žodį lietuviškai. Trys būdai lietuviškai. Malonu, susipažinti, mes sakom, malonė kaip malonė ir taip pat malonė kaip malonė. Tai štai, malonė, angliškai, lietuviškai, tos reikšmės yra labai, labai artimos. Malonė įgalina mus daryti tai, ko mes patys negalim padaryti. Ir tada kita malonės reikšmė, kad mes gaunam tai, ko nenusipelnėm. Ko mes visi nusipelnėm? Dėl to, kad mes nuėjom nuo Dievo, mes nusipelnėm teisimo, mes nusipelnėm bausmės už visas nuodėmes, kurias įvykdėm. Ne? Tai, ko mes nusipelnėm. Bet dėl to, kad Dievas toks geras, jisai davė mums kelią, tai yra Jėzų, per kurį mes galim padaryti tai, ko mes patys negalėtumėm ir gauti taip pat tai, ko mes nenusipelnėm, kas yra jo malonė, jo meilė, jo gerumas, jo atleidimas. Amen. Jėzus taip pat sako, laisvai duokit, taip kaip laisvai ir gavot. Kontekste jis sako, mes įsivaizduojam stebuklai, ženklai. Ir dabar per pastarosius porą metų aš supratau, kad šita vieta ne tik apie tai. Dievo karalystė tai yra ne tik dosnumo, kalbant apie pinigus. Jeigu Dievas naudoja perlus savo miestui statyti, galėtum galvoti, kad jis labai turtingas. Jisai savo gatves išgrindžia auksu ir panašiai. Tai šita vieta turėtų tikrai būti labai, labai pilna pinigų. Bet dangaus valiuta nėra pinigai. Tai nėra auksas ar perlai. Valiuta ten yra meilė. Dievas atėjus tau ten paklaus, kiek uždirbai. Kiek gerų darbų padarėjai. Bet tai nėra priežastis. Jis pasakys, kaip mylėjai savo kaimyną. Kaip mano dėdė pasakytų, tas vyrukas. Dievas manęs tavo klausimą paklaus. Bus sudėtinga. Kai kuriem ir kitiem bus labai gerai. Bet mes esam tam, kad mokamai tą meilę dalintumėm. Aš nekalbu apie seksualinę meilę. Nedarykit šitą. Nevaikščiokit aplink ir negalvokit, kad viskas nemokama. Filmai daro mokamus tai, bet nedarykit. Nedarykit to. Sukelia daug problemų. Bet mes esam tam, kad mylėtumėm Kristaus meilę. Jeigu kažkas pjauna tavo veidą, ką tu turėtum su to daryti? Jeigu tau kažką negero padaro, darbe pavagia tavo klientus, kažką blogo apie tave pasako, bando suteršti tavo vardą, ką turėtum daryti? Kai tavo bosas neleidžia tau gauti paaukštinimo, kai kiti darbuotojai aplinkui tave
gauna, ką turi daryti? Aš žinau, supyk, viskas susitvarkys. Ne, tikrai ne. Toliau jos mylėk Jėzaus meilę. Vieną kartą sutikau tokį vaikinuką Estijoje ir jis man pasakojo daug dalykų apie savo žmoną Estę. Jis iš kažkur kitur buvo. Nėra labai svarbu, bet jie buvo susituokę ir kažkurioje vietoje iširo jų santuoka ir ji buvo pikta ir jis buvo įsižeidęs ir jis įvairiais žodžiais ją vadino. Ir niekada man niekas nėra sakęs tokio būdu. Jis sako, tu turi omeny, kad tu nori, kad aš elgčiaus kaip Jėzus? Ir jisai labai rimtai. Ir aš sakau, na taip. Aš laikiau juoką, nes nesitikėjau tokio, bet jis supranta, bet jis nesupranta. Jisai turi gal daktaro laipsnį, bet jis nesupranta. Sakau, taip, tu turi mylėti ją, Jėzus Kristaus meilę. Atleisti jai net jeigu jinai ir neteisi. Galbūt nesutaisys tavo santuokos, bet bent jau tavo širdis bus teisingoj vietoj. Ir sako, aš negaliu. Aš negaliu to padaryti. Nėra nieko mistiško apie Jėzus meilę. Tai yra tiesiog pasirinkimas. tą minutę, kai tu pasakai, aš tikiu Jėzum kaip savo gelbėtoju, tu esi pripildytas jo meilę, pripildytas taip, kad tu gali ją dalintis, gali saugoti ją, gali nedalinti tos meilės, gali sakyti, aš būsiu su savim. Žinot, kas atsitinka, kai mes saugom tą meilę savo, jinai tiesiog išbėga kažkurio metu, bet jeigu mes pradedam ją dalintis, tai ta meilė vis ateina ir ateina, lyg iš krano bėga į mūsų gyvenimus. Tai Dievas mums lieja savo meilę, kai mes liejam ją kitiems. Mes turim būti jo meilės tekėjai. Mūsų gyvenimai tokie sudužę ir tokie fragmentiški, kad tikrai yra vietos visokiem dalykam, kartėliui, pykčiui, geismams ir panašiai. Yra tiek daug dalykų aplinkui, kur mes galėtume sakyti, kodėl aš turiu mylėti tokioj baisioj vietoj. Visada tai buvo. Pirmoji pasaulio šeima jau turėjo nužudymą per pirmus kelius metus egzistavimą. Tie berniukai, kurie gyveno. Adomas ir Ieva 800 metų gyveno iki 800 metų ir Kainos Abelio, jie 20 kelių metų jų žudės vienas kitą. Tai Kainos Abelio. Labai sudėtingi ten dalykai vyksta. Naujasis testamentas mus moko, kaip gyventi ir mylėti pagal meilės įstatymą. Kad Dievas sako, mylėk savo artimą kaip save patį. Jeigu mes norim vykdyti Dievo valią, mes galim tai daryti per Dievo malonę, kurią Jis mums išliejo. Naujam testamente mes jį galim žiūrėti ne kaip į kažkokį įstatymą, bet jeigu pažiūrėtumėm į tai kaip į tokį labai paprastą instrukciją, kaip gyventi šitam pasaulyje, kaip bendrauti su pasauliu, su savo broliu ir sese. Mūsų gyvenimai gali būti radikaliai transformuoti, kai mes skaitom ir įsimenam žodį. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas. Hebrajams 4:12. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisia širdies sumanymus bei mintis. Galbūt neskaitai Biblijos dėl to, kad
Tai atsitinka tau, kai tu skaitai, Biblija tave skaito. Taip ir turėtų būti. Mes neskaitom Biblijos tam, kad sugalvotumėm, ką ji sako. Mes skaitydavom Bibliją ir paimdavom eilutę ir tada perkurdavom eilutes taip, kad būtų juokinga, bet tikrai ne taip mes turėtumėm savo gyvenimus gyventi. Tikrai. Mes neturėtumėm skaityti Biblijos ir sakyti, va, šitą eilutę patvirtina tai, ką aš blogo darau. Esu girdėjęs, kaip žmonės sako, Dievas sukūrė marihuaną. Ar tikrai? Ar tiesiog? Bet Dievas sukūrė augalus. Kokia šiandien diena? 21. Jis sukūrė marihuaną, kad galėtumėm ją rūkyti. Bet Dievas nesusuko jums suktinuką, ne? Jisai neatskyrė ten tų dalių. Dievas sukūrė opioidus. Jėzus gėrė vyną. Kada mes prisimsim atsakomybę už savo veiksmus, vietoj to neteisdami kitų ir nekaltinami visų, tiesiog prisimti atsakomybę. Aš turėjau sumokėti daug baudų už mašinos stovėjimą. Labai nepatiko, bet prisimu atsakomybę. Gal žinai ką, aš neteisingai pasielgiau, man labai nepatinka mokėti baudų, bet žinot ką? Mes turim žiūrėti į savo veiksmus ir turim būti žmonės, kurie yra sąžiningi. Jeigu žmonės į mumis žiūri ir pastebi kažką mumyse, tegul jie pastebi, kad mes esam kitokie. Mes priimam žmonės, mes mylim žmonės, ne visus jų veiksmus, bet priimam žmonės ir leidžiam Dievui juos keisti. Ir mes priimam žmonės į savo grupės, kad Dievo meilė galėtų keisti. Nes kažkas atsitinka, kai tu susitinki su Jėzum. Kai Jėzaus jėga ateina tavo gyvenimo, tai yra 3 mūsų kūno dalis, tai yra mūsų mintys, mūsų širdis ir mūsų dvasia. Ir tos dalys susijungia ir mes suprantam štai, kas aš esu ir štai, kas yra Dievas. Ir tai yra nuostabu. Ir mes matom, kaip tai vyksta tarp mūsų. Tai nėra kažkokia nėra pamokslas apie bausmes ir niekada neįsižeiskit. Ne, bet jūs esat nuostabus priimdami žmonės. Mes nuolat girdim kaip nuostabu, koks aš jaučiausi priimtas šitą vietą. Žmonės ne visada sako Dievo artumas, bet sako geras jausmas čia atėjus. Bet kokiu atveju nuostabu, aš žinau, kas tai yra. Tai nėra aš, tai ne tu, tai yra Dievo buvimas, kuris veikia per mus, taip? Ir tai nuostabu. Mes dosniai dalinam tai, ką mes gavom. Tai yra tokia įspėjimo žinutė ir sugrįžimo į savęs. Yra dalykų, su kuriais mes turim susitvarkyti. Mes neturėtumėm laukti, kol tas kitas žmogus, kuris galbūt tave įžeidė, ateis. Nes galbūt jisai to net nesupranta. Ir tu save apsunkina tais dalykais. Ir aš esu tikrai mačius žmonių, kurie fiziškai yra susilenkę vien dėl to, kad jie nešioja kažkokius neatleidimus. Ir yra žmonės, kurie sako, aš niekada tam žmogui neatleisiu. Nebūk tas žmogus, kuris sako, aš niekada neatleisiu, nes jie taip mane stipriai skaudino. Prisiminkit, ką Jėzus mums duoda. Jis duoda mums malonę, kurios nenusipelnėm, meilę, kurios nenusipelnėm. Ir jis vis tiek mums tai duoda. Jis duoda mums malonę daryti tokius dalykus, kurių patys negalėtume, pavyzdžiui, atleisti.
Psalmė sako, kaip jaunas žmogus gali išsaugoti savo kelius tyrus. Tai yra paklusti Dievo valiai. Naujasis testamentas. Naujajam testamente mes pirmose 4 knygose mes matom tą pačią žinutę. Ir tada mes turim apaštalų darbus, laiškus ir apreiškimo knygą. Kas ten vyksta? Visos šitos knygos yra sutelktos į tai, kaip mes elgiamės su Dievu šitam pasaulyje, kaip mes esam pripildyti jo gale, mylėti Dievą, mylėti save ir mylėti savo artimą. Mums nuolat sakoma, kad nėra gerai save mylėti, kad mes nesam verti to, tiesiog pasiduok, nutrauk savo gyvenimą. Iš kur tai kyla? Tikrai ne iš Dievo. Ir nebūtinai iš mūsų. Tai gali ateiti iš pasaulio, iš šėtono arba iš mūsų minčių, jeigu jos yra. Bet yra viltis. Yra viltis judėti link Dievo meilės. Visada bus kažkokių įtampų, konfliktų, dalykų, su kuriais turim susitvarkyti. Gyvenimas nėra torto gabalėlis. Visai sudėtingas. Bet mes turim padėjėją, Šventąją Dvasią. Ji čia ir nuolatos šalia, pasiruošęs mums padėti, įgalinti mus gyventi šventą gyvenimą. Ir štai ką jis daro. Jis pakrikštėja Šventąją Dvasią. Toks patikrinimas. Šioje bažnyčioje mes sekmininkų bažnyčia ir sekminių sekmadienis ateina ir tikrai mes neklausinėsim, ar tu turi kalbų dovaną, ar turi kalbų dovaną. Mes tikim, kad kalbų dovanoje yra jėga. Ir aš tikrai neprašysiu jūsų kalbėti tomis kalbomis, kitomis kalbomis. Bet savo maldoje aš neturiu pakankamai žodžių savo kalbose, kurias moku. Ir kartais mano dvasiai reikia kažkokiu būdu komunikuoti su Dievu savo kalbą. Liksiu telefonu, Dieve, aš noriu tavo pagalbos. Ir man reikia tavo pagalbos. Man reikia, kad tu ateitum ir mano gyvenime veiktum, nes aš pats negaliu. Aš neturiu žodžių, kuriais aš galiu melsti šitų dalykų, bet kai meldžiuosi Šventojoje Dvasioje, dalykai pradeda keistis, ar ne? Mano pasitikėjimas, mano tikėjimas, kitų žmonių gyvenimai pradeda keistis. Aš nebandysiu jūsų indoktrinuoti, nesakysiu atsistokit ir sakysiu, va, Dievo galia ateina. Yra daug būdų ir kaip Šventoji Dvasia veikia. Bet kai mes ieškom Dievo ir prašom Šventosios Dvasios, Dievas duoda dovanas ir ateina. Ir yra tokių laikotarpių, kai tu toks alkanas Jėzus ir trokšti. Ir žinot, ką jis daro, jisai pakrikštėjo Šventąją Dvasią. Ir pradeda verkti ir melstis Šventoji Dvasiai ir jausti tai, ko nesijautęs. Tai nėra apie jausmą, tai yra apie tai, ką jis daro. Tai yra tai, ko jis ką tik tavo gyvenime padarė simbolis. Labai daug čia doktrinų į vieną sudėta, bet žiūrėkit, tai yra saugi vieta artintis prie Dievo, mes nieko neliepiam. Ir jeigu kažkas tau kažką lieps čia, tai duokit man žinot. Bet mes norim, Šventoji Dvasia neveikia chaose. Šventoji Dvasia veikia tada, kada Dvasia yra atvira, švelniai įgalina mus gyventi šventą gyvenimą. Ir taip pat būti galingu liudininku. Kas atsitiks mano gyvenime? Pirmiausia, galbūt jeigu tu negalėjai prieš tai nieko kalbėti, dabar
galėsi kalbėti. Žinot, kodėl aš dabar galiu kalbėti? Tikrai ne dėl to, kad aš padariau tokį sprendimą, o aš turėčiau dabar būti kalbėtojas ir laikyti mikrofoną. Aš tiesiog pasakiau taip Dievui ir jisai pakeitė mano gyvenimą. Kaip mums mylėti. Pasaulis mus moko įsižeisti dėl kiekvieno dalyko. Yra politiniai dalykai. Jeigu tu krikščionis, tai geriau būtum respublikonas, nes kitaip tu pagonis. Ir yra tiek daug įvairių dalykų. Abortai. Tavo kūnas, tavo pasirinkimas. Aš nesutikčiau. Tatuiruotės, homoseksualumas, lyčių dalykai, rasizmas. Arba etnicizmas ir įvairūs dalykai, kurie net nėra teisingi. Vyrai, moteris, priėmimas, mano atlyginimai, mokesčiai ir visi kiti dalykai, CO2 išmetimai ir visi kiti dalykai. Infliacija, karas, tik keletas dalykų. Tiek daug dalykų, dėl kurių mes galime įsižeisti. Ir dabar jūs galbūt įsižeidėte dėl to, kad aš paminėjau visus šitos dalykus bažnyčiai. Kaip tu drįsti? Ar tu įsižeidėjai? Kad aš iš vis paklausiau, ar tu įsižeidęs? Tai štai kaip tas mąstymas pasidarė toks cikliškas ir nukreiptas į įsižeidimą, kad mūsų širdis mūsų tiesa nebeprasiskverbia. Biblija sako, visus dalykus darykit, nes nebūkit tik žodžio klausytojai, bet darytojai. Efeziečiams 4:31 ta būna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir pikžodžiavimai su visomis piktybėmis. Pažiūrėkim, milisekundę čia. Pamastykim tuos laikus, kai buvai supykęs, rūstus, kartėlę pilnas. Praeitą savaitę buvau migracijos biure, aš užsiregistravau vietą ir jie sako, neteisingai, turi nueiti kitur, padaryti kažką kitą. Tai tiek daug yra žingsnių įvairių registracijos procese. Ir aš nieko nesupratau, kodėl aš turiu eiti pirmyn atgal į vieną vietą, nuo vienos iš kitos. Ir aš vairuoju mašiną ir pradėjau tokį trumpą riksmą išleidau. Ir aš sugrįžau į regitrą ir sakau, man reikia pagalbos, kad patikrintumėte mano mašiną. Ar galit kažką padaryti? Ir jie duoda man kažkokį laiškelį, aš turiu nueiti kažkur kitur. Ir aš tiesiog sustojau prie kasininkės. Bandau kalbėti lietuviškai su to moterim ir jinai nieko nesupranta. Ir jinai tada minutėlę. Jinai su kažkuo kitu pasikalbėjo. Grynais ar kortele? Ir galvoju, kas atsitiko. Aš sakau, mano mašinos čia nėra, nes aš negaliu jos vairuoti. Tada nuvažiavau, pasiėmiau mašiną, grįžau ir viską susitvarkiau per vieną dieną. Šlovė Dievui. Bet žinot ką, aš turėjau padaryti sprendimą, kad aš neprimsiu kartėlę dėl šito, nesupyksiu, nevartosiu blogų žodžių. Ir tiesiog šiek tiek susinervinau ir tada nusprendžiau, kad aš tiesiog pasijuoksiu. Ir atstovėsiu ten, kol jie man padės, bet daugiau nieko negaliu padaryti. Jėzus sako,
Mato 18:7. Vargas pasauliui dėl papiktinimų. Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina. Nebūkim žmonės, kurie įžeidžia kitus, papiktina kitus. Nebūkim tie žmonės, kurie laiko tą papiktinimą ir įsižeidžia. Nebūkim žmonės, kurie sako, jeigu tas žmogus tai padarys, tai tada aš tai padarysiu. Ir jeigu jisai tai padarys, tai aš tada tai padarysiu. Ne. Sustokim. Neleiskim savo mintims to daryti. Jeigu mes esam tą vieną sekundę, kai mūsų mintis tampa kūnu ir mes galim pakeisti tą vietą būtent toj akimirkoj. Bet jeigu nesuvaldysim, tai mes nusileisim tiesiai ten žemyn. Jeigu mes leidžiam savo mintim eiti į vieną pusę, tai jos visada ten ir eis. Bet jeigu mes paspausim stabdį ir nukreipsim savo mintis ir pasirinksim meilę ir malonumą vietoj pykčio, viskas bus gerai. Mes siūlom meilę. Kas yra meilė? Dievas yra meilė. Meilė nėra seksas, nėra pinigai, tai nėra rožės ir šokoladai. Meilė yra Dievas. Tai yra Dievas yra meilė. Iš Dievo meilė ateina. Meilė nėra meilė. Nes negali apibūdinti Lukas yra Lukas. Jeigu nežinai, kas yra meilė, tai tu negali sakyti, meilė yra meilė. Dievas yra meilė. Meilė yra kantri. Apibūdinkim, kas ta meilė. Ir kaip mes galim į tuos ilgalaikius tikslus įeiti. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu pritaria tiesai, viso pasitikė, visko viliasi ir viską ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Kokia čia amžina vertė, kurios ieškom? Žinoma, man reikia nusipirkti didelį namą, būti garsiu ir kad visi 12-mečiai džiaugtųsi mano šaukimu prie ekrano. Ne, meilė yra tikslas. Meilė yra tikslas. Nežinau, ar šitie dalykai pateko jūsų širdis ir aš tada galvojat, aš taip negerai šitoj srity elgiuosi. Bet aš noriu baigti skaitydamas keletą eilučių ir pakalbėdamas apie tai. Mes turim susitvarkyti tos konfliktus. Negalim leisti tam tęstis. Mes tiek, kiek galim padaryti savo ruožtu, turim mylėti aplinkui save esančius. Palik savo atnašą prie aukuro, eik pirmiau susitaikyti su broliu ir tik tada sugrįžk aukoti savo dovaną. Mato 5:24. Yra kažkas, kas labai toks nedidelis mumyse. Tai stipriausias dalykas mūsų gyvenime. Ir jis sujungia gyvenimą, atskiria gyvenimą ir mirtį, tai yra liežuvis. Ir patarlėse sako, kad liežuvis valdo mūsų gyvenimą kaip vairas. Liežuvis turi gyvenimo ir mirties galią. Ką mano liežuvis šią savaitę pasakė? Ir dar šiek tiek giliau, ką mano vidinis liežuvis
mano vidinės mintis. Tas, ką aš savo sakau, ką aš sakau kitiems. Kaip mano veiksmai atrodo. Kokie buvo mano veiksmai nukreipti į kitus. Ar aš ką nors įžeidžiau, papiktinau, ar kas nors mane piktina. Yra toks mitas mūsų pasaulyje ir jis skamba taip. Jeigu aš sakau tiesą, tai sugadins mano santykių su to žmogum. Kiek iš jūsų yra tai pagalvoję? Taip, aš tikrai taip esu pagalvojęs. Aš net mąsčiau, kad su mano žmona, jinai klausė manęs, kodėl tu man tiesiog to nepasakai. Ir man net sunku buvo išsakyti šitą mintį, nes man atrodo, kad jeigu aš pasakysiu tiesą, aš jai nebepatiksiu, jie ant mane supyks. Apie kažkokią savo kvailą veiksmą, arba mintį, arba tai, kas nutiko. Kodėl tu vėluoji namus? Nes man baigės kuras, bandau kažkaip tai pagražinti tą istoriją. Kad ir kas tai bebūtų. Aš tiesiog prastai suplanavau laiką. Labai paprasta. Kartais mes savo sakom, jeigu aš kažkam kitam žmogui pasakysiu, kad jis mane įžeidė, tai jie su manim daugiau nebekalbės. Kartais, jeigu paprašau žmogaus atleidimo, jie mane atleis. Nelabai svarbu iš tikrųjų, ar jie tavo atleidžia. Svarbu yra, kad savo pusę tu susitvarkai. Ar ne to mes siekiam? Ar mes esam žmonės, kurie yra virš to, kad reiškia, kad niekas, ką mes padarėm, tas žmogus, jis vis dar neteisus. Gal turėtų būti įmestas į kalėjimą dėl nuodėmės. Mes turėtume būti tie žmonės, turim siekti būti tokie žmonės, kurie prašom atleidimą labai greitai. Net jeigu mes šiek tiek galvojam, tarkim, susirinkime, gal kartais aš kažką griežčiau pasakau ir aš iškart nubėgu po susirinkimo ir atsiprašau. Ir žmonės dažniausiai sako, viskas gerai. Bet jeigu aš šitam leisčiau plisti, jeigu esu tai padaręs, atsiprašau, bet jeigu aš iš karto sustabdau ir neleidžiu tam plisti, viskas būna gerai. Bet jeigu leidžiu plisti, kas vyksta mūsų galvose? O Lukas toks bjaurus, negaliu patikėti, kad jisai tai pasakė man prieš visus susirinkime. Ir mūsų tas vidinis liežuvis labai gali toli nueiti. Ir jeigu yra kažkas, kas nors, kas tave įžeidė, arba tu ką nors įžeidėjai, šitas dabar mūsų laikas bus labai asmeniškas, nes noriu jūsų paprašyti susitaikyti su Dievu. Jeigu yra kažkas šitoj vietoj, su kuo reikėtų susitaikyti, prašau, dabar ir turim laiko. Jeigu yra žmogus, kuriam turėtum parašyti arba paskambinti, padaryk tai. Jeigu turi paprašyti kažkieno atleidimo arba atsiprašyti, padaryk tai. Daugiau nebeleisk nei minutei praeiti. Jėzus suprato tai, jis žinojo, kad taip vyksta šitam pasaulyje. Jisai tapo žmogum, jis nebuvo tiesiog, aš Dievas, nelieskit manęs, jūs šiukšlės. Jis lietė žmonės, kurie buvo patys nešvariausi. Todėl jeigu esame Kristuje paskatinimo, meilės, paguodos, jei esame bendrystės dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Niekas nelieka vietos vidams ir tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip ir Kristus Jėzus. Jis turėdamas Dievo pavidalą nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu.
bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorę tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme. Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovę išpažintų Jėzus Kristus yra viešpats. Taigi, mano mylimieji, kaip visuomet klausydavote manęs, kai būdavau tarp jūsų, o dar labiau dabar, man su jumis nesant, taip darbuokite savo išganimui su baime ir drebėdami. Filipiečiams 2. Paulius rašo Filipiečiams, bet atrodo, kad rašytų mums. Labai sunku gyventi taip, ar ne? Bet kuo daugiau ir kuo dažniau mes jau rinksimės būti pripildyti Dievo malonę ir priėmimu jo tos malonės ir dovanų, kurias jis mums duoda, tampa lengviau ir lengviau eiti per šitą gyvenimą. Gyvenimą šviesoje, gyvybėje ir meilėje. Ar ne tai yra, ko pasauliui reikia? Kažkas, kas toks yra paliestas dangaus karalystės, jie tada gali būti efektyvūs šitoj žemėj, jie gali nešti dangaus karalystę šitai žemėj ir reprezentuoti tą karalystę su pagarba, meile, ramybę, džiaugsmu, kantrumu, gerumu, malonumu, švelnumu ir savikontrolę. Tai yra Dievo karalystė, tai yra meilė, tai yra kas toks meilė yra ir mes galim šitą Dievą, Abraomo, Izaoko, Jokūbo Dievą, kuris yra gyvųjų, nemirusiųjų Dievas, Dievą, kuris vis dar gyvas šiandien, mes galim jam tarnauti, mes galim su juo susijungti ir mes galim prašyti, kad jis ateitų tarp mūsų. Pasaulis toks yra sugadintas, sudaužytas dėl žmonių pasirinkimų, dėl šėtono. Ir atrodo, kad niekas negali pasikeisti, bet yra puikia vieta Dievo meilėje, ateiti ir keisti, padėti žmonėms nusisukti nuo savo netirų kelių ir ateiti į santykius su juo. Ir kartais mūsų veiksmai mus užgniaužia ir tada mums reikia sutvarkyti tos dalykus. Jeigu tai tu, jeigu yra kažkas, ką reikia tau sutvarkyti, su kokiu žmogum, sutvarkyk, pasimelsk. Jeigu reikia kažkokios maldos, aš ir Tania čia būsim priekyje, pasimelsim su tavim. Jeigu reikia eiti ir kažkaip sutvarkyti su žmogum, arba parašyti, arba paskambinti, arba šitam kambarį, tiesiog padarykit tai. Nesinešiok jų daugiau. Visų šitų įsiskaudinimų, tegul tavo liežuvis neša gyvenimo jėgą, ne mirties. Ir galbūt tu jauties kaip, aš esu tas, kuris įskaudino Jėzų ir man reikia ten sutvarkyti reikalus su Jėzum. Ir tu nori ateik prie manęs po bažnyčios, po pamaldų ir aš pasimelsiu su tavim. Ir kartais tiesiog reikia paimti ir pasirūpintais dalykais. Pasimelskim. Jėzau, mes dėkingi, kad tu nepakaltini mūsų, kai mes esam pavargai arba darom klaidų, arba neteisingus pasirinkimus padarom, arba leidžiam, kad įsižeidimai įsišaknytų mumyse, pyktis ir panašus dalykai. Tie dalykai, kurių mes neturėtumėm daryti. Jeigu tai mes šiandieną ir jeigu mums sunkiai sekasi šitais dalykais tvarkytis, Viešpatie, prašau, padėk. Jeigu mums reikia tavęs prašyti atleidimo, kad mes taip ir padarytumėm. Jeigu mums reikia paprašyti ką nors kito atleidimo, kad mes tai padarytumėm. Ir jeigu kažkas mane įžeidė,
kad mes galėtumėm laisvai atleisti, kad ir kaip sunku tai būtų, kad tu mus įgalintum, duotum galimybę atleisti iš savo malonės. Kaip mes gavom tavo atleidimą, tai padėk mums jį nemokamai teikti ir kitiems. Padėk mums būti bažnyčia, kuri rodo tavo karalystę, kuri laiko tavo karalystę savo rankose, savo širdyse, savo mintyse, taip arti, kad mes rodom meilę kaip savo pirmą pavyzdį ir taip pat rodom atleidimą ir malonę kaip antrą ir trečią. Ir nėra pabaigos gerumui, kuris iš mūsų išeina, nes tas gerumas ateina iš tavęs. Tebūnie tai mes, kurie reprezentuojam tavo karalystę ir tai darom gerai šitam pasauliu. Duok mums jėgos tvarkyti su visais įsižeidimais ir papiktinimais, kurios turim Jėzus Kristaus vardu. Amen. Tai štai, jeigu reikia kažką padaryti, darykit, nelaukit. Kuo ilgiau lauksit, tuo bus sunkiau. Kuo ilgiau lauki, tuo daugiau save atkalbinėsi, net jeigu ir tai mažas dalykas. Bet jeigu tai yra tai, kas tau neduoda ramybės ar kitam žmogui, tiesiog paimk ir padaryk. Ir dažniausiai būsit labai nustebę, kad tai buvo daug lengviau negu atrodė. Lyg ir taip pat kaip nušokt nuo uolos. Kai išdrįsti, labai smagu. Dažniausiai prašyti atleidimo visai smagu. Jeigu reikia paskambinti ar parašyti kažkam, taip ir padarykit. Jeigu norite tęsti savo pokalbius koridoriuje, tai taip ir padarykit.